Gudaitis. Labai sunkus metimas ir tai Žyminas Brastas pataiko iš 3 taškų zonos, mažina Žalgirio pranašumą iki 11. O kaip čia Čia nusiema kamuolį, perdavimas ir Gudaitis su aukštaūgiais. Čia ir Kariniauskas įmeta į medį. Gerai, kad yra Gudaitis, kuris pelno 2 rodo aikštelėje, kad nesušaltų galbūt ant suolo. Šiandien labai mažai žaidė. Gudaitis, tarkim. Štai tokiu dėjimu, kuris gėdos nepadarytų net ir Žalgiris. Ir gražus perdavimas. Bandė laiminę 9 kartus. O dabar tritaškių nebemeta visai. Stipriai pasikeitė jo žaidimas. Ir Lietuvos Ryto rungtynės prieš likusios LKL komandą. Gudaitis vėl po krepšiu ir vėl iš viršaus. Nepilnas 3 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje. Artūras Gudaitis. Štai dabar Lukas Aukštikalnis ir Darius Griškėnas žalgiriečius. Artūras Gudaitis. Visų pirma, jau žiūrint, kad antrajame kėlinyje Žalgiris buvo gerokai pranašesnis. Čia dar du Artūro Gudaičio taškai. Milaknis. Gudaitis. Taiklus Artūro Gudaičio metimas. Martynas Mažeika gal. Gudaitis vėl. Visus parametrus šio vakaro rungtynėse. 23-13 ir nei ten atkovotų kamuolių, nei prarastų kamuolių, nei rezultatyvių perdavimų, nei pataikymų procentų. Songaila netaikliai. Artūras Gudaitis atkovojo kamuolį ir Žalgiris padarė 3 klaidas. Sąskaitoje šiandien 12 taškų, 3 tritaškus prametė iš 4 bandymų.